Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai Slamsiukai! Sveiki, klausytojai! Kaip jūsų savaitė praėjo? Man tai puikiai. Jūs klausite dainos Pieno fabrikėlis, kurią atlieka Liudeni Slibinai. Tai yra Dominikas ir jo draugai. Liudeni Slibinai. Kas jie tokie? Jie yra slibinai ir jie iš tikrųjų ne liūdni, o linksmi. Labai įdomu. Jie yra grupė, kur tai yra vienos grupės pavadinimas. Jie kuri dainas ir šoka. Apie pieną, apie nartvarką ir dar kitų įdomių dainų. Viena daina apie ekologiją turbūt. Mačiau ten daug grafiti. Daug. Pas mus labai daug Londone, bet man atrodo ne tiek daug Lietuvoje. Tai tikrai. Vieną kartą Lietuvoje aš mačiau labai ilgą sieną, kuri parko ilgio ir ten vien tik pripiešta grafiti. Ar jums patinka ją? Man tai labai. Man taip pat irgi labai įdomus visokie paveiksliukai. Man irgi patinka, bet jeigu ne ten pripiešta ir kažkas negražaus pripiešta, tada nepatinka. Reikėtų paklausti vieno tos grupės narių. Gal Dominikas Vaitiekūnas. Jis atrodo pats linksmiausias. Skambinam. Vaikai, skambiname liūdeniems slibinam. Liūdeni Slibinai 1-1. Berniukai Smalsiukai 2 pas jūs. Bus taip linksma, kad reikės kviesti policiją. Klausau. Berniukai Smalsiukai skambina liūdniems slibinams. Labas, Dominikai. Labą dieną, Dominikai. Labą dieną, Dominikai. Labas, Dominikai. O kiek jūsų ten yra? 5. Mes žinome, kad jūs dainuojate ir vaidinate, tai kas jūs ir ką veikiate? Na, aš ir dainuoju, ir vaidinu, ir vedu televizijos projektą. Kartais vedu renginius, kartais juose dalyvauju, bet šiaip aš dažniausiai, kai manęs klausia, tai kas tu esi, ar aktorius, ar dainininkas, ar dar kažkas, ar laidų vedėjas, ir kuo labiausiai jautiesi iš tų visų savo vaidmenų, aš dažniausiai atsakau, kad aš esu žmogus ir mano vardas yra Dominikas. Ačiū. Prašau. Ar jums labiau patinka dainuoti ar vaidinti? Man patinka viską daryti, ką aš darau. Kodėl jūs vadinatės Liudeni Slibinai? Kas tai sugalvojo? Mes vadinamės Liudeni Slibinai dėl to, kad toks mūsų pavadinimas. Ta pavadinimą mes kartu su grupe išsirinkom ir taip patys pasivadinom 2008 metais. Tai jau, prieš 6,5 metų. Ir tas pavadinimas kilo iš mūsų vienos dainos žodžių. Mes turim tokią dainą, kuri vadinasi Liudeni Slibinai. Ir ten yra toks tekstas apie liūdnus slibinus ir mes išsirinkom tą pavadinimą savo grupiai. Mes galvojame, kad vaikai nuliūs išgirdę grupės pavadinimą, bet vėliau nustebs ir apsidžiaugs, nes dainos yra labai linksmos. Ačiū už nuomonę. Man labai
džiugu, man atrodo, ir visai mūsų grupiai, kad vaikams mes irgi patinkam. Ačiū. Prašau. Kas sugalvojo dainą Netvarka ir jų judesius ir aprangą? Na, daina Netvarka gimė, kai mes bendravome su tokia kompanija, kuri rūpinasi atliekų rūšiavimu ir ekologija. Tai dainą mes sukūrėme visi kartu, mes ją sugalvojom drauge su Aiste ir Vaidu, su kitais grupės nariais. Patys parašėm tekstą, sukūrėm muziką, o tada išsirinkom keletą mums patikusių vietų, įdomių Vilniaus vietų. Susigalvojom aprangą, pasistatėm šokius ir viena mergina, kuri mokėsi Lietuvoje, po to mokėsi ir Didžiojoje Britanijoje, mums nufilmavo klipą. Ačiū. Ar jums patinka tos vietos, kur šokite? Ar patinka grafiti? Londone jų labai daug. Aš nežinau kaip kitiems grupės nariams, bet man asmeniškai grafitis arba grafiti, kaip mes čia Lietuvoje sakom, man patinka kaip menas ir man gražu, kad tas grafiti atsiranda kažkur, kur jisai gali būti. Man negražu, kai bet kokiais grafičiais terliojamos šiaip sienos ir nepatinka tie, kurie man yra negražus. Aš manau, kad grafiti kaip gatvės menas, jisai yra puikus, bet reikia labai atsakingai žinoti, kur jį pieši, kur purški tuos dažus, kad nesugadintum kokios nors sienos, kuri ir taip yra graži. Kas sukūrė jūsų dainas, kas sukūrė grupę ir kiek išleidote albumų? Mūsų dainas, grupės Liūdni slibinai dainas, kuriam mes visi trys pagrindiniai jos nariai, tai yra Vaidas Kublinskas, Aistė Lasytė ir aš, Dominykas Vaitiekūnas. Kartais, netgi sakyčiau, dažnai tekstus mes renkamės iš lietuvių poezijos. Mes esam parašę dainų ir pagal lietuvių klasikų poetus, tokius kaip Maironis, Baranauskas ar Kristijonas Donelaitis. Taip pat tekstus rašom ir patys, o visą muziką dažniausiai kūriam mes patys. Arba aš, arba Aistė, arba Vaidas, arba visi kartu. Kartais mums padeda vienas kitas žmogus, kartais mums padeda ir mūsų muzikantai pabaigti kūrinį, dainą, prideda būgnų ritmų, prideda bosų ritmų. Jūs labai lankstus. Kur tu išmokot? Na, aš iš tikrųjų jau besimokydamas mokykloje lankiau teatro studiją, kurioje turėjau tokią vadovę, vadu Eloną, ir ta vadovė mano labai daug dėmesio skyrė kūno lavinimui. Mes darydavom visokius pratimus, šuoliukus, tempimo pratimus, kartais tiesiog judriai dūkdavom, žaisdavom, naudodami savo kūną, o po to, kai pradėjau mokytis akademijoje, turėjau labai puikią dėstytoją, Zitą Dulinskienę, kuri 4 metus mus mokė visokių judesio paslapčių, mokė pažinti savo kūną, mokė patarė, kaip jį naudoti, lavino mūsų lankstumą ir tikrai davė labai daug žinių ir praktikos. O visa kita taip pat mokiausi, aš dalyvavau ir tokiam projekte, šokių projekte. Tame projekte taip pat 9 mėnesius labai intensyviai mokiausi visokių pramoginių šokių judesių ir šiaip, kai tik tai galiu, visada stengiuosi
kūną prajudinti, pabėgioti, pašokti, padaryti pratimų, kad tas kūnas netaptų medžiu. Ar jums iš tikrųjų patinka karštas pienas ir ką reiškia ta daina? Čia daina, jūs matyt turit omeny dainą Pieno fabrikėlis. Taip. Ten patikslinsiu ne karštas pienas, o šiltas pienas. Ta daina reiškia, jinai turi keletą temų. Viena tai yra tokia keista, galbūt nostalgija senesniems laikams ir tokia, nežinau kaip pasakyti, tas pienas toksai sutirštintas, pastatytas stiklinė pieno toje dainoje tarsi į centrą, o šis pienas man patinka. Karštą pieną aš geriu retai, jeigu taip sakyti. Kaip manote, ar tinka kombinacija smalsus ir liūdni? Taip, juk būna visokių žmonių, būna liūdnų žmonių, būna linksmų žmonių, būna smalsių žmonių, būna ir smalsių ir liūdnų žmonių. Bet kai žmogus liūdnas, aš manau, kad tame nėra nieko blogo. Svarbu, kad jis nebūtų visada liūdnas. Nes aš manau, kad tiek jums būna liūdna, tiek man būna liūdna, bet kuriam žmogui kartais būna liūdna. Ir tai yra, taip būna gyvenime. Svarbu, kad tas liūdesys netaptų, pagrindinių dalykų gyvenime, nes yra ir kitų džiugesnių dalykų. Bet liūdėti nieko nėra blogo. Svarbu neliūdėti visą laiką. Ko palinkėtumėte mūsų klausytojams? Aš visiems varliukų, smalsiukų klausytojams palinkėsiu, kad ir kiek jums metų bebūtų, ar kiek jums metų sueitų, visada stenkitės išlikti smalsus. Smalsus svarbiausia ne tik savo, ne tik tai mokslui, ne tik žinioms, bet svarbiausia smalsus vienas kitam. Smalsus pasmalsaukit, kaip draugas jaučiasi, kaip jisai gyvena, kaip jūsų darbo kolega, kaip jūsų bendramokslis gyvena, kaip jie jaučiasi. Būkime smalsi vieni su kitais ir domėkimės, kas vyksta vieni kitų gyvenime ir kažkaip stenkimės daugiau sutarti ir mažiau pyktis. Ačiū. Viso. Ačiū jums, varliukai. Ne visada būkit baloj, kartais išlyskit ant saulytės pasišvyti. Iki Dominikai! Sakiau, kad Dominikai patiks grafiti. Ate Dominikai. Ar mes užaugai galėtum būti aktoriais? Tai taip. Manau, kad taip. Manau, kad taip irgi. Mes jau dabar vaidiname visokiuose spektakliuose. Mes įrašinėjam radio laidą, o jeigu mes vadintumės... Liūdini smalsiukai! Ne, jau yra liūdini slabinai, mat mes smalsiukai, ne liūdini. Ir mums labai patiko jų dainos! Iki vaikai! Vaikai, parašykite mums, kokie jums liūdinų slabinų patinka labiausiai daina. Ir siųskite mums adresu smalsiukai@ltlt.lt. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobroskytė, Elvita Minelskaitė, Rojus Česonis.